Skaičiaus standartinė išraiška ir apibrėžimas. Pirmiausia apibrėžimas, paskui kur ir kam. Apibrėžimas. Apibrėžimas. Skaičiaus pavidalas A kart 10 laipsnių n, kur A yra kažkoks skaičius tarp didesnis ar palygus už vienetą ir mažesnis už 10, o n sveikasis skaičius. O n sveikasis skaičius vadinamas skaičiaus standartinė išraiška. Šitas pavidalas vadinamas skaičiaus standartinė išraiška. Vadinamas skaičiaus standartinė išraiška, va tas stačiakampyje užrašytas skaičiaus pavidalas. Tašką padėjome. Skaičius n vadinamas skaičiaus eile arba laipsnio rodiklis n vadinamas skaičiaus eile. Laipsnio rodiklis n vadinamas skaičiaus eile. Standartinė išraiška skaičiaus eilė. Standartinė išraiška skaičiaus eilė. Du terminai. Pavyzdys. Ar skaičius ar skaičius 1,23 kart 10^11 yra užrašytas standartinė išraiška. Yra užrašytas standartinė išraiška. Klaustukas ir jūsų atsakymas. Taip. Kai kam taip, kai kam vienodai taip. Mes žiūrime, ar čia yra 10 laipsnių skaičiuje, taip yra 10. N gali būti bet koks sveikasis skaičius. Tinka. Skaičius A turi būti skaičius tarp vieneto ir 10. Taip ir yra? Reiškia, čia yra standartinė išraiška. Taip. Supratom? Supratom? Aš parašysiu kitą skaičių. Jūs galite pasirašyti be klausimo tik tai skaičių ir pasakyti taip ar ne. Gerai? Lauksime. Čia buvo 11. Visi laukiame tyliai ir netrukdome kitiems. Laukiame tyliai ir netrukdome kitiems. Kai nusirašysi, sakyk jums.
paimsiu, pakeisiu čia skaičių, klausimas lieka tas pats, atsakymą nuvalau, pagalvokite, ar čia yra standartinė išraiška. Taip, Kamilė, gražu. Pagalvojame, ar tai yra standartinė išraiška. Ne? O ko trūksta? Gali. O šitas skaičius A turi būti tarp ko ir ko? Tarp vieneto ir 10. O tai pas mus 0,5 yra tarp vieneto ir 10, taip? Ne, tai čia nėra standartinė išraiška. Tai prieš ją gamindami mes turime suprasti, ar iš viso čia reikia kažką gaminti, ar nereikia gaminti. O tai jis yra tarp vieneto ir 10. 0,5 yra tarp vieneto ir 10, brėžiame skaičių tiesiai. Čia yra 0, taip? Čia yra 1, čia yra 2, čia yra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taip, čia yra 10. Tai 0,5 yra tarp 1 ir 10. Taip, tai nėra. Toliau rašome kitą skaičių. 3,42. Ar čia yra skaičiaus standartinė išraiška? O 3,42 per 10 nulinių. Čia yra standartinė išraiška. O ko čia trūksta iki pilnos laimės? Rodiklis būtų sveikas. O 0 nėra sveikasis skaičius? O kokie yra sveikieji skaičiai labą dieną? Yra. Nes labai bus didelis triukšmas. Tai sveikieji skaičiai, aš primenu dar kartą, nes aš primenu kiekvieną pamoką, sveikuosius skaičius, kiekvieną mielą pamoką. Sveikieji skaičiai žymimi Z didžiąją raidę su pastorinta koja. Ir yra -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ir 4 ir taip toliau. Tai 0 yra sveikasis skaičius. Taip, 0 yra sveikasis skaičius. Tai čia standartinė išraiška. Taip. Tai čia mes tik tai mokėmės atpažinti. Tai jeigu jūs neatpažinsite, ar ten standartinė išraiška ar ne, tai prie ko jūs tada klausimas eisite. Taip? Tai mes, gal ne visi, kiti dar pasitreniruos, išmokome kaip atpažinti. Ar standartinė išraiška, pažiūrime, ar tenkina šitas visas sąlygas. Dabar mokinsimės lėtai mokinsimės skaičius rašyti standartinį išraišką. Gerai? Aš jums leidus nuvalysiu lentą, paliksiu tik tai standartinės išraiškos formą. Gerai? Mes užrašysime skaičių standartinį išraišką ir pasakysime jo eilę. Tiesa, mes galime pasakyti, kokia šitos skaičiaus yra eilė. Tai yra šitas va skaičiukas. Eilė yra 0. Nulinė, kaip nori. Didelių skaičių, didesnių už vienetą, eilės yra teigiamos, o mažesnių už vienetą skaičių eilės yra neigiamos. Nes ten reikia dalinti iš tūkstančių ir išeina mažiau už vienetą. Taip? O tai 0. Tai nulinė eilė. Tai jau koks skaičius yra, toks ten ir yra. Taip? Nes čia yra 1, tai aš buvau 3,42 užrašus, tai buvo tiesiog skaičius toksai. Čia ne puslapis. Ne puslapis. Tai dabar aš nuvalau, sąlyga bus tokia. Skaičių užrašyti standartinę išraišką. Sąlyga bus tokia, skaičių užrašyti standartinę išraišką. Gerai?
Taigi neprašau. Numeris 44 pagal mane. 320. Reiškia, standartinės išraiškos forma turi būti skaičius kart 10 laipsnis. Tai kas parašė, nes aš vis tiek reiškia klasę. Dabar tas pats skaičius turi būti tarp vieneto ir 10, jo? Tai aš dabar vietoj 320 padarysiu skaičių tarp 1 ir 10. Kablelis 320 tiek yra. Kablelis šitame skaičiuje, kurie vietoje yra? Po 0, va čia, taip. Norėdami padaryti standartinės išraiškos A, tai aš turiu perkelti ir čia parašyti jo. Parašyti 3,20 kartų. Bet aš šitą skaičių pakeičiau, rašydama iš tokio į tokį, taip? Aš jį sumažinau, taip? Kiek kartų sumažinau? 100. 100. Taip? Tai aš dabar privalomai turiu padauginti į 100, taip? Tai aš padauginu į 100, aš ką nors pakeičiau dabar? Pakeičiau? Ne. Dabar vietoj 100 mes galime parašyti 10 antruoju. Ar čia jau yra standartinė išraiška? Taip. B. 307, jeigu nori, aš tau daugiau parašysiu. C. Ne, aš čia paklausiu. 14. Ai, klaus, nori klaus. 320 negalima, 32 kart 10 paimam. Taigi tas A turi būti tarp 0 ir 10. Supratai? Jisai sakė, ar gali čia būti 32 kart 10 pirmuoju. Šitas skaičius turi būti tarp ko? Tarp 1 ir 10. O 32 yra tarp 1 ir 10? Ne, tai taip negerai. Toliau. Aš parašiau dar skaičiukų, verčiame juos standartinį išraišką. Verčiame juos standartinį išraišką. Baigsime versti tada, kai jau bus gana lengva ir sakysite, kad jau kaip yra aišku, gerai? Tai aš jums padėsiu, jeigu nežinote, tai kablelis čia ir reikia perkelti, kad būtų per 2 vietas mažinti 100 kartų, kad būtų standartinės išraiškos dalis A. Ir didinti 100 kartų atgal, kad sąlygos nepakeiščiau, tai iš 10 antrųjų dar. 14 kablelis yra čia, 14 tas A mums netinka. Rašome 1,4 ir dauginame iš 10, kad grįžtumėme į pradinę padėtį ir pirmoji. Aišku viskas? Taip. Dabar kaip su šitu skaičiumi, ar čia tikrai taip buvo? Kažko nenurašiau. Ai, dar, ne, žinokite, šitą mes nuvalome, nes čia per anksti trupučiuką aš vieną praleidau. Nu, jeigu parašėt nieko tokio, 0,08 reikia versti. Standartinė išraiška. Jis yra per mažas, taip, per mažas. Kablelį per kiek vietų reikia perkelti, kad tilptų į A ribas? Per 2 vietas. Ir kiek mes gausime perkelę per 2 vietas? 8,0 arba 8. Bet aš šitą skaičių taip padidinau, taip. Kiek kartų aš čia padidinau? 100. Tai aš turiu sumažinti 100? Ar turiu sumažinti 100? Tai aš turiu sumažinti, padalinti į 100, jo? Padalinti iš 100 yra tas pats, kas dauginti iš 1/100, teisingai.
nes dalybą keičiame į daugybą verčiame aukštyn kojom. Tada 1/100 yra 1 dalinta iš 10 antruoju, keliame į viršų, laipsnis įgyja minusą. 8,0 kart 10 minus antruoju yra standartinė išraiška. Pažiūrėkite, ar aišku. Aišku? Kurioje vietoje neaišku? Tiesiog sunku? Tai sunku ir neaišku, yra du skirtingi dalykai. Galima rašyti 8. Sunku ir neaišku, yra du skirtingi dalykai. Tai jeigu neaišku, tai pasakyk, kurioje vietoje. Taip, ir dabar tada tęsime tuos, kur aš čia turėjau. Gerai? Aš jums greitai rašau, nes jūs neturite ką veikti. E 0,2 kart 10 trečiųjų F 61 kart 10 minus ketvirtųjų G 0,0034 kart 10 septintųjų ir H 0,029 kart 10 minus trečiųjų. Jau pradedu pasakoti pati. Tai čia yra ne standartinė išraiška, o 10 trečiųjų pakol kas nesigilinu, jį perrašau. Šitame skaičiuje, norint gauti standartinę išraišką, kablelį reikia kelti į dešinę per vieną vietą ar taip. Taip? Tai šitą skaičių padidinau čia? Tai aš turiu sumažinti, tai iš ko turiu dauginti? Iš 10 visai sumažės? 10 minus pirmuoju, 1/10. 10 minus pirmuoju. Ir sudauginę šitus mes gausime 0,2. Neaišku. 2,0 padauginkime iš 10 minus pirmuoju, tai 2,0 kart 1/10 10 minus pirmuoju. 2,0 padalinta iš 10, kablelis keliasi vėl dalinant iš 10 per vieną vietą į mažėjimo pusę, 0,2. Taip ar ne? Tai gerai parašiau vietoj 0,2 ir rašiau 2 kart 10 minus 1. Gerai rašiau? Gerai? Tai kaip parodžiau. Tai aš jau dar neparašiau, aš tik tai vietoj 0,2 pakeičiau. Į standartinį. O 10 trečiųjų jisai liko. O dabar 10 laipsnių kart 10 laipsnių rodikliai susideda. Ir bus 2,0 kart 10 kelintuoju. Antruoju, taip? Čia yra atsakymas. Ne, aš tiesiog sakiau, kad aš dar to nerašau. Aš paskui perrašau. 61 kart 10 minus ketvirtuoju, tai yra 6,1, kokio man reikia. Rašau jo, dabar man reikia jį dauginti iš ko, kad grįžčiau į pradinę padėtį. Iš 10 pirmuoju, taip? 10 minus ketvirtuoju, laipsnių rodikliai susideda, 6,1, 10 minus trečiuoju. Aišku? Kas? Kam neaišku? Čia kablelį per kiek reikia perkelti vietų, kad būtų A? 3. Tai turėsime 3,4. Va čia kelsiu, čia ir čia stovėsiu. Bus 3,4. Šitą skaičių turimą padidinau čia? Padidinau. Tai turiu sumažinti. Iš ko turiu padauginti? Padauginti iš 10 minus trečiųjų. Tada grįšiu iš šito, ir čia bus tas pats.
Parodau. Nes aš negaliu čia to veiksmo atlikti, dėl to aš rodau šonį. Jeigu aš 3,4 padauginsiu iš 10 minus trečiųjų, tai mes turėsime 3,4 kart 1 dalinta iš 10 trečiųjų. Teisingai ar ne? Ar ne? Čia gerai perėjau? Gerai perėjau? Tai bus 3,4 kart 1/1000. Tai čia bus pirmosios, tai bus 3,4 dalinta iš 1000 sudauginus. Dalinti skaičių iš 1000 reiškia kelti kablelį per 3 vietas į mažėjimo pusę. 5 klasė. 0,00, 3 ir 4. O septynetas? Koks septynetas? 10. Tai dar kartą sakau, aš tik tai šitą skaičių, aš nespėjau užrašyti šito ir jūs man iš karto sakėte, nesuprantu. Tai tą užrašą, kurį aš gavau iš šito skaičiaus, aš jums čia aiškinau. O 10/7 spėjau parašyti tik dabar. Tai aiškiau ar neaiškiau? Taip. Ir dabar laipsnių rodikliai susideda. Taip? Laipsnių rodikliai susideda. Ir gauname 3,4 kart 10/4. Šitą skaičių versime standartinį išraišką. Šitas skaičius negeras, per kiek reikia perkelti kablelį, kad per 2 vietas, nes čia turi būti tarp 1 ir 10. 2,9 bus tarp 1 ir 10. Keliam. 2,9. Aš šitą padidinau ar sumažinau čia? Padidinau. Tai turiu sumažinti. Tai iš ko reikia padauginti, kad jisai sumažėtų iki tokio? 10 minus 2. Jeigu kiti sėdi padarė, neturi ką veikti. 10 minus 2 kart 10 minus 3. Perrašau, o tą 10 minus 3. 2,9. Nurašau. 10 laipsnių rodikliai susideda 10 minus 5. Yra standartinė išraiška. Čia 2. Bet neatrodytų 8. Tęsame toliau. Susiradau. Numeriukas 22. Spėjom šitą visą. 22 numeriukas. Vėl eisime nuo lengvesnių iki sunkesnių. Paversti standartinį išraišką. Tai nenurašinėjame sąlygų, jos niekur nuo lentos nedings, pradedame nuo pirmo, prašome versti ir darome pirmą. Kokį pirmą? Pala. Paverčiame į 270. Net nemokame skaičiaus perskaityti. Norėdami perskaityti, daliname po 3. Vienetų klasė, tūkstančių klasė, milijonų. 2,700,000. Toliau. Tai bus 0,0000
O čia yra standartinė išraiška. Tai kad standartinė išraiška skaičius A kart A yra tarp -1, taip. Bet tarp 10. Prie ko man šitas 0,000. Man iš karto A reikia gauti, bet iš karto dabar už lygų man reikia gauti skaičių, kuris yra tarp 1 ir 10. Kokį man rašyti? Tai 2,7. 2,7. Per 10 šeštoji. Taip, tai reiškia, tai buvo čia tuos taškus aš nuimsiu. Kablelį skaičių jie buvo čia. Aš kablelį kėliau per 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kad jis atsirastų čia ir tiktų į standartinės išraiškos formą A. Bet aš tą skaičių ryškiai sumažinau nuo tokio iki tokio. Tai dabar šiek reikia padidinti, tai gražinti kablelį per 6 vietas, tai dauginti iš 16. Aišku, ne? Ir jeigu klaus šitos skaičiaus kokia eilė, tai kokia yra eilė? 6. Va šitas va skaičius rodo eilę. Gerai? Toliau. Nu, pratęsk šitą. 317 0 0 31 700. 3,17 Ne, tai aš per 4 perkeliu. Kablelis buvo čia. Ketvirtuoju. Aš per 4 perkeliu. 1, 2, 3, 4. Toliau. Toliau. Kas vaikučiai viską išsprendė, galite atlikti iš vadovėliuose. Mes pakol kas neužsimsim įvairiais, mes tokią temą paversti. Po to kitas gabaliukas taip ir taip ir taip. Tai paversti. Tai standartinė išraiška, tai žinokite, jums bus 79 ir 80. Kas jau visus šitus atliko, taip? 79 ir 80. Nėra. Dabar dėl šito pasikalbam. Pasikalbam. Nu, pasigarsins man sprendimą. Jau buvo balsas šitas. Noriu balso kito. Lietuva reikalauja skirtingų balsų. Taip, va, Marta. Aš? Taip. Ką mokytojai rašyti? Ne, dabar kol nepasiprie šito nespręsti, prašom. Keičiasi. Tai pasidarys 8,1. Pasidarys. Ir tada kart 10 minus trečioji. Perkeliau per 3 į didėjimo pusę, grąžinu, sumažinu. Dabar klaus. O 10 dar skaitosi, tame tarpe dar 1 ir 10 dar skaitosi. O tai 10 čia su Ne, kuo? ne, aš apie Ne, čia 10 nėra lygiai 10, mažiau už 10. Ai, tai Nesiskaito. Nesiskaito, 10 negerai. Labai geras klausimas, 10 negerai. Kas toliau? Kas toliau, Naglis? Tai iš kažkokio 10 tai bus 308 milijonų. O čia yra standartinė išraiška? Labas. Standartinė išraiška atrodo va taip. Mes vaikų tokios rašom. Visur matai, va koks jie atsakymas. Matai? Taip. Matai, koks atsakymas? Ir ką tu darai? Ar ne? Nevykęs įtiksi. Atsistok, Arina, mes taip žvaigždė, atsistok. Taip, gali čia prieiti, bet čia tik nelysti kamerą negali.
3,8. Šitą verčiu, šitą tai dar pakol kas tampau. 3,08. Taip. Kart 10 minus antrojo. Ne. Čia aš turėjau, čia sumažinau, tai dabar turiu padidinti šitą reikalą. Tai 100 turiu padauginti, o 100 yra 10 Tai 10 antroji. antrojo. O 10 šeštųjų perrašom, taip? Taip. Tavo 3 lygu 3,08 kart 10 aštuntųjų. O taip atrodo naktį standartiniai išraiškai. Kas man toliau padės? 0,25 kart 10 trečiųjų. Nu, bandyk laimę. Tai bus pasivers 2,5 kart 10 minus pirmuoju. Buvo mažas, padidinau, sumažinau. Labai gerai. Tada kart 10 trečiuoju. Taip. Ir tada bus 2,5 kart 10 minus ketvirtuoju. Va dabar pasirašyk, nemoku skaičiuoti teigiamų, neigiamų skaičių. Tai kol to nebus, nebus teisingo atsakymo. Jau viskas kaip ir gerai, bet vienas kabliukas liko. 10 Antruoju. Jo, kart 10. Jau viskas kaip ir žiba ir viena vieta sugadina viską. Taip. Nu, žiūrime šitą 512 kart 10 minus trečiuoju. Pasirašyk, pakomentuosi. 512 kart 10 minus trečiuoju. Standartinė išraiška per egzaminą būna visada. Tai 5,12 kart 10 antruoju. ir kart 10 minus 8. Čia minus 3 buvo. 10 minus trečiuoju. Beliko sutvarkyti dešimtukus. 5,12 kart 10 minus pirmuoju. Tai nekliūva teigiami, neigiami, aišku, pabaigti kliūvą žodžiu. Tai lengviau. Lengviau. Tai dabar norėtumėt dar tokių, ar norit, kad spręstumėm iš vadovėlio? Dar tokių ieškot? Nes čia tokie jie eina mišrus. Gerai, tu aš paieškosiu. Tenai 10 antroji, bet mes įvertinam tik per vieną. Kurioje vietoje? F. Mes tik per 5 perkeliam. Tai čia yra 512. Ne per 2. Tai per 2, aš 2 kartus kablelis, tai čia. Nu taip, iš tos pusės idėja, kažkaip iš tos pusės. Likučiai tuoj. Taip, aš jums darau iš čia ir iš ten ir iš kitur. Gerai. Bet mes tik rašome standartinį išraišką, tik rašome, gerai? Tai nieko nedarom. Yra 11 užduotis. 11.
kas nors nori pradėti, nes sąlygų rašymas, tai čia vaikučiai nedarbas jūsai. Taip, čia bėgimas nuo darbo. Tai gal kas nors nori man pakomentuoti? Dėmei klausau, pradedame nuo darėm užduočių. Nuo A. Taip. Taip. Bus 1,01 kart 10 penktuoju. Aš jau net pati pasižymiu, kad paskui čia patikrinčiau jūs gerai. Taip. Lygiai šitai. Kita. Nu kažkas kitas. Marta. Kita Marta. Tau duosime patinka kokį nors skaičius. Šitų žmonių vardų neprisimenu. Kamilė, Kotryna, Nekotryna. Ne, baigai. Karina. Tai 2,5 2,5 kart 10 penktuoju. Atsakymas viskas. Taip, dabar dar toliau tu. Vardą irgi pamiršau. Kotryna. Taip. Labai gerai. Taip, mokytojai irgi treniruotė, ne tik jums. Jums su skaičiais, mokytojai su vardais. Taip. Vaikučiai, pabaigėme šitus du. Du ir tada einam. Taip. 1,4. Taip, minus ketvirtuoju ir... Prašau. Vaikučiai, iš jūsų paprašiau čičiči. Kas čia dabar? Nu? 5,7 Taip. kart 10 minus 6. Palauk, nespėjau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 minus 8.